Sveiki gerbimieji. Įsivaizduoju tokį situaciją, pas jūs yra įrengtas šilumos siurblys oras arba kondicionierius ir vieną dieną, pavyzdžiui, jūs ateinat prie savo kondicionierių, norit nustatyti, sakysim, temperatūrą, padidinti temperatūrą arba pamažinti, arba pajungti kažkokią kitokią funkciją, jūs spaudžiat mygtuką ir jokios reakcijos. Ekrane, aišku, turi būti degti, ta prasme, ekranas degti, turi keistis tie parametrai ant pačio ekrano, matysit, ta prasme, kad nemirksėtų ekranas, nes kitu atveju gali būti taip, kad nusėdo elementai, kuris yra įdėtos pultelėje pačiam, jo reikia jį keisti. Bet jeigu pultelės su elementais viskas gerai, ta prasme, ekranas nemirksi ir ant ekrano jūs matot, kad keičiasi tos duomenys, bet kondicionierius vis tiek nereaguoja, jokios reakcijos, tai žinokit, neskubėkit skambinti, kaip sakoma, registruoti gedimą, jeigu šitą įrangą dar turi garantiją, arba jeigu garantija baigėsi, ieškoti kažkokį meistrų. Aš dar patarsiu vieną tokį dalyką, aišku, daug kas parašys ir pasakys, taigi čia visi tą žino, bet iš tikrųjų pagal kreipimąsi, ta prasme, į mus, tai mes matom, aš matau, kad tikrai ne visi žino, labai mažai kas tą žino ir tai žinoti tikrai verta. Ką daryti, ta prasme, jūs spaudžiat mygtuką, ekranas viskas gerai rodo, parametrai, baterijos, akumuliatorius geros, bet kondicionierius nereaguoja. Ir taip, ką padaryti, ta prasme, pirmą eilę, kaip patikrinti. Jūs padarykite taip, išimkite maitinimą, nuo kurio, ta prasme, kur eina prie tos įrangos, prie kondicionierio arba prie šilumos siurblys, ta prasme, kad elektros visiškai neįtų, atjunkit pilnai maitinimą elektros ir palaukit kokius 5 minutės. Kada jūs palauksit kokius 5 minutės, jūs vėl pajungit maitinimą prie šios įrangos ir vėl pabandykit tada su kondicionierius. Ir labai dažnai būna, kad dėl to, sakysim, perkrovimo tokio jo, kada jūs vėl išjungiat maitinimą, po kažkokio laikų vėl pajungiat maitinimą, kondicionierius atsigauna arba šilumos siurblys oras atsigauna ir pradeda normaliai dirbti įprastų būdų, ta prasme, kad gedimas dingsta jo. Tai iš tikrųjų tai tikrai būna ir tai reikia pabandyti. Jeigu jau tai nepadės, ta prasme, jūs perkravat, palaukit 5 kokias minutės, vėl pajungit maitinimą ir vis tiek kondicionierius nereaguoja, jokio, ta prasme, pultelį paspaudimo. Tada jau reikia, kaip sakoma, taip, registruoti gedimą, kreiptis pas meistrus, bet prieš tai, sakau, padaryti šitą būtent tokią manipulaciją, kadangi būna taip, kad aš nežinau, dėl ko čia tiksliai būna, gal kokias elektros srovės šovis būna, arba pastringa kažkokią programą pačiam kondicionieriui arba šilumos siurblį ir jis sustringa. Jis, ta prasme, sustringa ir po to jau nereaguoja į kitos komandos. Tai, aišku, nelabai dažnai būna, bet pasitaiko tikrai. Tai, kad turėkit omenyje, jeigu pas jūs irgi tokia situacija, pabandykit šią manipulaciją padaryti, jo. Ir jeigu tai padės, tai viskas ok, naudojat toliau, jokios problemos aš toliau nematau, bet jeigu tai nepadeda, tai tada kreiptis pas meistrus, aišku, arba yra garantija kreiptis į tą įmonę, kur jums pardavė tą įrangą. Ir jūs irgi noriu pabrėžti tą dalyką, kad perkant įrangą jūs žiūrėkit ne tik į kainą, jūs žiūrėkit į tą įmonę, atsiliepimus apie tą įmonę, kiek įmonė metų dirba, koks aptarnavimas yra. Kadangi čia viskas irgi priklauso nuo garantinio aptarnavimo. Kadangi aš atskleisiu tokią gal paslaptis, gal ne paslaptis, bet tokia situacija yra, kad būtent pardavėjas suteikia garantiją. Ta prasme, jeigu kažkoks pardavėjas pardavė jums tą neišrašė garantiją arba išrašė kažkokią garantiją ir jis pasto dingsta, jo, jūs ten skambinat, tai jis nekelia ragelio ar dar kažkokia problemos yra. Tai niekas kitas atstovas, niekas kitas neprisiims, kaip sakoma, atsakomybė dėl tos garantijos išskyrus pardavėją. Tai kad pardavėjas, matot, irgi neša išlaidos iš tikrųjų. Dėl to ir, sakysim, pas mus irgi kaina nėra pati mažiausia rinkoje, pas mus yra rinko kaina, parduodam, bet pas mus geras aptarnavimas. Kadangi jeigu, sakysim,
reikia iškviesti meistrą, reikia, kad meistras atvažiuotų, kad meistras, kai nustatytų gedimą, čia yra viskas, jis įmonės sąskaitos vyksta. Tai įmonė niekas nepadengia tos išlaidos. Tai kad turėkite omeny, kad šita būtent garantija yra įtraukta irgi į įrengio kainą. Kągi, kam patiko šitas video ir manot, kad čia yra jums, kaip sakoma, ar padėjo, net rašykite tada komentarus iš tikrųjų ir užsirašykite į mūsų kanalą šitą. Priminu, kad komfortobustas.lt čia internetinė parduotuvė, kur jūs rasit labai daug pasirinkimo tarp šilumos siurblių, kondicionierių, rekuperatoriaus. Apačioje po video bus nuoroda į mūsų elektroninę parduotuvę. Geras aptarnavimas, geras kainos, geros sąlygos, tai kad kreipkitės ir jeigu jūs norite daugiau sužinoti apie gedimus, apie pačią įrangą, apie naujoves, tai užsirašykite mūsų kanalą, statom laikus, rašom komentarus ir iki sekančio karto. Sėkmės.